Taigi, sveiki visi, su jumis ir vėl aš Tytas ir šiandien žaidžiam Minecraftą. Taigi, kaip matome, savo name viskas vėl normaliai. Ir labai atsiprašau už aną video, nes ten buvo tokia problema, kad nutrūko pabaiga ir nežinau kodėl, aš kažkaip nuspaudžiau mygtuką, kad baigia man filmuoti ir aš toliau nubaigiau filmuoti video. Tai ką padariau, tai už kadro, tai kaip sakiau, baigiau kasinėtis, prailginau šitą, paskui eisim dar pažiūrėsim tą į keivus. Kaip matot, čia nebėra često, kur buvo, ir lova kitaip pastatyta. Tai kaip matot, čia yra kopėčios ir čia nulipimas žemyn. Tai padariau čia strūmą ir surašiau kas kaip. Tai čia bus monster dropai, tai ką meta monstrai, tada blokai, tai visokie blokai, įrankiai, deglai, pagaliukai, ženklai, oda, tai viskas oda, ten va plunksnas, brangenybės, tai čia visi šitie. Kodėl čia šitie brangenybės, ne? Maistas. Tai ką norėčiau padaryti, radau 42 iron, dar prisikasiau. Tai pasidariau, oi, kur aš einu. Kiberą ir lyg atrandinį, tai pasidarysim šarvus, batukus jau turiu. Visio, mums liko 19, būsim ironiniai, tada mums reikia pagaliukų. Pasidarysim pikeksą ir mums reikia daugiau pagaliukų, bet neturim. Ir dar medžio pasikirtau. 2 pikus ir svordą. Tai gerai, tai padėsim. Antrą pikekso irgi nereikia. Ir dar ševelį pasidariau. Pala. Tada turėjau 43. Nu, ne esmė. Gerai, pasidėdam dar šitą pasiimsim. Ir tada padėsiu šitą ironą visą, susitvarkom inventorių. Dar lanką gal reiks pasidaryti, nes mačiau turiu strėlių. Ne, ar neturiu? Jo, turiu. Bet strėlių net. Bet nebėda. Tai dabar ką padariau. Šis video bus ką padariau už kadrą viską. Aprodysiu. Čia daugiau bulvių mums užaugo ir kažkas ištripė. Gerai, dar nukirsim šituos javus. Čia irgi reikia. Ir einam dabar į keivus. Parodysiu, ką padariau. Gerai, čia nieko. Čia tas pats viskas. Čia va išmainau kaulą, čia turbūt jau šitą matęs, aš neatsimenu. Tai va, tai išmaininau visą ironą ir radau kai ką. Padėktų grybo kur nors. Tai va čia, va, kur mes nusileidom. Maždaug. Ir kažkur baigė filmuoti. Kažkuria vietoj, tai va, tai radau daug lavos radau ir daug redstone. Tai redstone galim įsikalt. Kažkur turėjo būti diamondų, bet neradau. Ir čia mums kažkaip reikia apeiti. Aš už kadrą kasinėsiuos. Rašykite į komentarus, ką man daryti. Čia tikiuosi lava nebėga, ne, o čia irgi nebėga. Kas čia bėga? Ne, nebėga. Čia irgi turėtų bėgti.
Blemba, dabar kokiai vietoje aš esu. Nebėga. Nes užkrito. Gerai. O jau turim PM1, tada dar čia. Reikia labai atsargiai. Tik kaip matot, dar už kadro pakasiu šito, kad strėlių turėčiau. Gravelio. Uždengsim šitą visą daiktą ir čia labai blogai yra. Dėl to, nes gravelis krenta ir užkrenta visur. Dar kelius čia radau. Čia mačiau yra. Ir ir sulūžo kast. Nu, čia tikiuosi lava nebėga. Nu va, tai turim šiandieną ir daugiau kaip ir nieko ir nepadariau. Už kadro. Tai ten čia kryperis sprogo, tai padariau tokius kaip ultukus. Ir dabar bus tikrai geresni epizodai negu pirmi buvo. Va, kaip matot. Nes daugiau pradėjau žiūrėti video ir viskas turėtų būti geriau. Ir daugiau už kadrą pradėsiu daryti. Tai taip, tai dabar susitiksim name, kol aš užlipsiu čia. Tai vat jau išlipau iš ten ir jau prie namų esu, jau namuose. Einam išmiegosim. Kažkaip neturiu ką dabar pasakyti. Būčiau radęs ką nors dar daugiau. Tai jo, tai pasidarėm šarvus. Reikia pavalgyti ir brangenybės pasidėti. Ai, ir jo, ir dar radau kelių. Ėjau ir žiūriu. Šitągi, šitiegi kaulą dar esu palikęs kai kur. Taip paėmiau ir iškasiau. Sorry už praeitą epizodą Minecraft'o ir aplamai, nes ten kažkas pas mane čiriškė. Tai atsiprašau ir dabar pasidarysim strėlių biškį. Ir pavalgysim. Dabar nieko neturiu, tai pasidarysim. Šešis. Pasižiūrėsim, kiek gausim. Strėlių vieną galiu pasidaryti. Bastikai. Gerai. Stikų 13, tai galiu 8 strėlės gauti, nes neturiu šitą flint and steel'o. Oi, flinto. Ką aš jums šnekėjau dabar. Reikia 3 ir turėsim lanką. Atsimenu, kad galima jį kažkaip pabuginti. Dabar nežinau kaip. Galima jį dabar taip pabuginti? Ne, negalima. Nes būdavo gali šaudyt ir pasimti ir turėti daugiau. Kažkoks bugas seniau buvo. Sudarysim duonos dar. Maistą dar daugiau už kadrą gausiu. Stogą dar padarysiu. Ir stengsiuos bei. Aišku, dabar video, išnaudoju laiką video, nes rušiuodamas viską, bet ką padarysi. Toks gyvenimas, reikia pasidėti įrankiai, tai čia visi, tai suprantu, dar strėlės reikia pasidėti. Šarvams tik tai dar neturiu kur pasidėti. Gal dar pamaininsiu kas čia yra? Už kadrą gal kokių deimantų rasiu, bent jau turės, nežinau ar maininsiuos. Ar čia dar taip darnai gavus, kad čia išsikyšo tas mūsų. Šiandien grinai po namų stačiau, tai čia strumą. Tai va, daugiau kaip ir neturiu ką pasakyti. Palaukit, aš sakiau jums, kad čia dar palyginau, o refreshas.
Taip ir nepavalgiau, einam dar pavalgysim. Šis video nežinau kada bus išleistas, bet filmuoju kovo 23. Ir dabar tokia nesąmonė padariau žiaurę. Mano kompas užnesa. Oi, kam aš dabar ėdu, dabar man išsinaudos viskas. Tai va. Tai nežinau, gal jis vėliau išeis, arba netgi šiandien gali išeiti. Tai turbūt, kad ne šiandien išeis. Tai kažkaip tai jūsų mažai čia pas mane dar žiūri. Nieks nekomentuojat. Tikrai pakomentuokit. Nebijokit ar kaip, nežinau, ką jūs ten daro. Kodėl jūs taip daro, kad nepakomentuojat. Ir palaikinkit, nes laikų tikrai nėra. Nu kaip nėra, yra, bet net tiek daug. Nežinau, arba aš dar per daug noriu. Ai, dar turėjau augintinį viščiuką namuose, bet jisai pabėgo ir užaugo ir reikėjo jį suvalgyti man. Tai vat. Dabar biškį mobą pažudysim. Ir suvalgysim vištienos. Kitas epizodas tai bus, kai eisim kovot su mobais. Nu, suprantam. Nes taip tai neįdomu, ką aš šneku. Gal ką nors statysim. Dar kitą epizodą Creeperis. Gerai, man nereikia Creeperio, aš jau kelias duobės už kadro dar užstačiau. Tai ačiū, kad žiūrėjot, su jumis buvau aš. Laikinkit, subscribe, komentuokit ir dalinkitės šito vaizdo įrašą su draugais ir ne tik, ir su jumis buvo štai tas. Bye!